Sveiki visi! Tinklalaidė Vaisingumo šaknis vėl su jumis ir kaip visada Giedrė ir Ieva nusiteikusios pokalbį. Jeigu jūs mus matote pirmą sykį, tai kviečiame pažiūrėti ir ankstesnius epizodus, kuriuose mes jau kalbėjome apie nevaisingumą, apie stereotipus, apie ciklą ir kuo jis svarbus. O šiandien truputį kita tema. Taip, tai žinome, kad nevaisingumas yra dažnai paženklintas laukimu. Dažnai laukiama, kol prasidės vaisingos dienos, tada laukiam galbūt procedūrų kažkokių pagalbinio apvaisinimo ir galiausiai dažnai iš mūsų laukia, kol tas 2 juostelės pasirodys, kurios praneš mums, kad mes laukimės. Nu, kad šis laukimas dar būtų mums ir naudingas, tai nutarėme šį epizodą paskirti temai apie fizinį pasiruošimą būtent nėštumui. O būtent todėl šiandien prie mūsų matote viešnią Gerdą. Sveika, Gerda. Labas, Gerda. Labas, sveiki. Ji yra nėščiųjų ir pogimdyvių korekcinio treniravimo specialistė ir master mama paskyros įkūrėja. Tai gal kažką praleidau, Gerda? Ne, iš tikrųjų, tai vienas tas sakinys apibūdina turbūt didžiąją mano darbo dalį, tai kad aš dirbu su nėščiosiomis ir nėščiųjų korekciniu treniravimu, tai reiškia su nėščiųjų fiziniu sveikatingumu, laikysena, diastazė, bendrai pasiruošimu korpuso raumenim, tam nėštumui, augančiam pilveliui ir kad galutinis mūsų tikslas bet kokiu atveju yra gimdymas ir atsistatymas, tai nėštumo metu mes pagrinde ruošiamės tam didžiajam įvykiui, gimdymui ir atsistatymui po jo, nes iš tikrųjų daug kas save sustabdo ties tuo gimdymu ir kad gimdymas yra tas svarbiausia diena, bet iš tikrųjų daug dienų yra po to ir tos pirmos akimirkos, ką daryti ir po gimdymo yra labai svarbu. Tai dirbu su šiais klausimais pagrindai ir ruošiu merginas šiam etapui. Taip, labai smagu. O labai įdomu, kodėl pradėjai domėtis šią temą, kaip ar tave kažkas paskatino iš šalies, ar čia tavo pačios patirtis? Nuo pat pradžių, nuo 16 metų aš dirbu su treniravimu, tai pradėjau nuo visų aerobikos, kaip ir senais laikais, ir tada perėjau į tą sveikatingumo sektorių, tai po truputį iš tų aktyvių treniruočių pradėjau labai daug domėtis apie sveikatingumo sektorių, tai yra kaip veikia mūsų psichologinė būsena sporto metu, kaip veikia mūsų giluminiai raumenys, valavimai, atpalaidavimai ir taip toliau, ne tik susiję ten su svoriais ar kardio, ir tuomet pradėjau dirbti su asmeniam treniruotėm, taip važiavau su tuo korekciniu treniravimu, su paprastais žmonėm, taip sakant, ir grupiniam treniruotėm ir tada pati pradėjau lauktis ir supratau, kad ir kaip, tarkim, kaip trenerė turėjau daug žinių iš to korekcinio treniravimo, bet vis tiek kūnas, kai keičiasi hormonų pokyčiai organizme, pilvelio išsitempimas ir visi kiti šitie pokyčiai, jie yra gerokai pakeičia tavo sportavimo būdą. Ir man pačiai kaip treneriai trūko informacijos, tai aš galvoju, kaip gyvena merginos tos, kurios tiesiog net nesidomi tuo pačiu korekciniu treniravimu. Tai taip su pirmoju nėštumu aš pradėjau mokytis Lietuvoje, tada perėjau į Ameriką, nes norėjau vis daugiau žinių, tada supratau, kad labai yra įdomu ir galima labai labai daug padėti ir pakeisti. Pamačiau pakankamai nemažą spragą šiuo klausimu Lietuvoje. Kai pradėjau mokytis Amerikoje iš Amerikos koledžo, tai supratau, kad tikrai norisi atnešti tas žinias į Lietuvą ir kuo daugiau paskleisti ir pasakyti moteriams apie tai, kad nėra sunku paruošti savo kūną nėštumo metu, bet yra tam tikra metodika, kuria galėtų vadovautis. Tai taip pradėjau mokytis su pirmu nėštumu, tada tarpe 1,5 metų visą tai vyščiau, dariau, toliau mokiausi ir dar vienus kursus pasibaigiau, dabar vėl laukiuosi, šiuo metu man yra 30 savaičių, tai dabar antras nėštumas, tai iš viso man toksai atradimas, nes labai tą visą informaciją galiu pritaikyti ant savęs, rodyti, mokyti, tą pilvą rodyti, kaip ten kas veikia, kokie raumenys, kaip įsijungia, kaip pajungti tą pilvo sieną.
Tai tikrai pastebėjau, kad ir pačiom merginom yra visai kitaip matyti trenerę, kuri turi pilvą ir tas pilvo raumenis, kai minėjau, jos tada nebijo, nes iš tikrųjų dirbti su pilvo siena daugelis merginų bijo. Tai va, tai taip atkeliavau į šitą pasaulį, tai jau daugiau nei 2 metus dirbu su nėščiosiom, matau nerealiai gerus rezultatus tiek su gimdymais, tiek su atsistatymais, tai kažkaip nematau pabaigos tame. Sveikinam su antroju nėštumu. Tai tikrai Gerda yra patyrusi, jau ir pirmąjį išgyveno ir dabar antrąją matos labai tikrai, aš taip pat stebiu video, tikrai labai daug naujų video vis yra įkeliama, kur jį rodo labai aiškiai, kas aš manau tikrai, kaip ir pati sakai, yra labai naudinga visom moterim nėščiosiam pamatyti, kaip atrodo, tai ant nėščiosios, taip. Būtent. Gerda, galiu paklausti, kuo tas korekcinis sportas ar treniravimas skiriasi nuo paprasto sporto? Korekcinis treniravimas yra daugiau skirtas giluminiam raumenim ir su psichologinė būsena. Tai reiškia, kad mes labai daug dėmesio kreipiam į tai, ką mes veikiam su savo kūno treniruočių metu. Tai realiai va čia, kaip tik šiandien turėjau treniruotę su klientė ir mes diskutavome apie tą sveikatingumo ir korekcinį sportą, jinai vis džiaugiasi, bet sakau, tikrai ne visos klientės taip mėgsta tokias treniruotės, dėl to, kad nuo pačių pradžių mes mokomės pavyzdžiui, raumenų atpalaidavimo, giluminių raumenų įtempimo, kvėpavimo, šonkaulių judinimo ir daug tokių kitų niuansų, kurie yra kai kuriem nuobodus, nes mes įpratę gauti greitą rezultatą. Ateiti, kelti svorį, kelti štangą, numesti 1 kilogramą. Ir tas, yra tas toksai lengvas konceptas. Tai tas toks aktyvus sportas skiriasi nuo korekcinio ir sveikatingumo, tai kad mes pradžiai mokomės labai daug ir tik po tada, kai žmogus išmoksta, kas yra labai individualu, kiek laiko tai užtrunka, tik tada jisai gali keliauti į tą aktyvų sportą. O paprastai tai tiesiog būna įprastas treniruotės, labai daug nekreipia dėmesio į tos giluminius raumenis, ar į kvėpavimus, ar į psichologinę būseną. Netgi būna, jeigu pamatau, kad mano klientė yra ar apsiašarojus, ar dar kažką, mes treniruotę nutraukiam ir arba pasikalbam ir tada baigiam treniruotę, arba tiesiog nutraukiam ir turim susitikti tada, kaip psichologinė būsena yra stabili. Labai skiriasi, ar ne, nuo paprastų, nenėščių žmonių ir tada nėščiosios vis tiek yra ir daug pokyčių ir kūne, ir psichologiškai, ir bendrai gyvenime tikriausiai. Tai reikia specialistų, kurie nusimano apie tai, kad žino visus tos pokyčius. Ypač, jeigu yra jau išgyvenusi, tai manau yra žymiai lengviau suprasti. Taip, tikrai pasitaiko tuo atveju, kada mergina viskas tvarkoja, jinai nori sportuoti, ten pagražinti tą figūrą, bet nėštumas yra jautrus laikotarpis ir visko įvyksta ne tik dėl nėštumo, bet dėl ir pačio gyvenimo, ar tai darbas, ar tai santykiai ir visą tai daro įtaką ir aš ta prasme turiu pritaikyti tas treniruotės būtent pagal žmogaus savijautą, o ne tam, kad jinai mestų svorį, nes ne čia yra esmė. Nėštumo treniruotės metu tu turi ruoštis savo realiai pirmą mintis ir tik po to visą kitą. Tai va čia ir yra tas didžiulis skirtumas tarp visko. Norėčiau išsiaiškinti vieną dalyką iš karto, Gerda. Tai kuo tas sportas nėštumo metu yra naudingas? Nes kiek žinau, tai moteris bet kuriuo atveju, kai yra savaime pasiruošusi tam vaiko išnešiojimui ir gimdymui, kuo naudinga yra sportuoti ir treniruoti tuos giliuosius raumenis nėštumo metu? Tai dabar iš esmės mūsų kiekvienos organizmas, bet kokiu atveju, jeigu jau pastoja ir vaikelis prisitvirtina, viskas vyksta sklandžiai, išnešios vaikelį, tiesiog skirtumas yra savijautoje, tai ta mergina, kuri gyvena pasyvų gyvenimo būdą, automatiškai turi silpnesnius raumenis, silpnesnius raiščius, klubo atsiverimai vyksta, gali būti lengvos vidinių raumenų traumos, tai yra klubo atsiskyrimas, diastazė, nervų užspaudimas, visi šitie dalykai šiai dienai iš tikrųjų kartais gaunu tokias žinutes, kad tai yra normalu, kad skauda nugarą nėštumo metu, normalu, kad skauda klubus nėštumo metu. Tai aš visgi pasakyčiau, kad tai nėra normalu ir to išgyventi nereikia. Aš ir mano klientės neišgyvenam šitų dalykų, mums nugarų neskauda ar ten kažkokių tai patempimų didelių neturim. Faktas, tikrai prisidirbam klaidų ten, kad ir vakar Maksimos vežimėlį greitai užsukau nepagalvojus apie pilvą, tai tikrai yra tas patempimas.
bet tas nuolatinis nuovargis, nuolatinis nepatogumas su pilvu, jisai neturėtų būti normalus. Normalus nėštumas yra tada, kai mes jaučiamės gerai. Vadinasi, taip, mums krūvį reikia sumažinti, taip, mes visgi esam labiau pažeidžiamos ir mums reikia labiau stebėti savo savijautą, daugiau poilsio skirti, miego ir visa kita, bet tai nereiškia, kad negali batų užsirišti, negali vaiko pakelti, negali vežimėlio pastumti. Mes nesam pensininkė šiuo klausimu ir neturėtų šitas konceptas tapti nauja norma, kas tam tikrose socialinėse grupėse iš tikrųjų būna taip. Ir vat, mano tikslas yra paneigti tą dalyką, kad nėštumas yra, nežinau, jau trapi, tampi kaip pelytė ir negali judėti. Tu gali judėti, tu gali viską daryti ir tu gali būti visiškai stipri. Ir kitas dalykas, tai čia gal truputį užbėgsiu už akių, bet labai taip į temą noriu pasakyti, kad gimdymas yra iš tikrųjų maratonas. Ir net yra jau nauji moksliniai tyrimai Amerikoje padaryti kartu su maratonu, sulygino gimdymo įvykį ir maratono įvykį dėl to, kad jų hormoniniai procesai yra labai panašus, išskiria moters organizmas panašius hormonus, skirtumas yra laiko pasiruošime. Tai reiškia, kad maratonininkai visgi ruošiasi metus laiko, jie turi trenerius asmeninius, jie kiekvieną savaitę turi bent po 3 treniruotės po valandą, hidrataciją labai prižiūri, kas yra lygiai taip pat svarbu ir moterim nėštumo metu, prižiūri labai mitybą, savo fizinę sveikatą ir galų gale bėga tą maratoną. Tai va toksai klausimas, ar maratono metu maratonininkai pasitempia kojas, susilaužo klubus, turi kažkokią tai traumą, padaro jam operaciją. Labai retas atvejis, turbūt gal kokie mėgėjai taip prisidaro. O gimdymo metu visgi tų intervencijų mes turime labai daug. Tiek cezario pjūvio, tiek diastazės atsiradimo, tiek skausmų po gimdymo, reabilitacijos po gimdymo turime labai daug. O taip kaip ir neturėtų būti, nes mūsų kūnas natūraliai turėtų būti tam pasiruošęs. Tai va būtent tas fizinis pasiruošimas yra realiai mūsų natūrali būsena. Aš kaip sakau, mūsų žmogus, moteris, bet koks kitas žmogus yra sutvertas judėjimui ir mes turim judėti, tai yra normalu. Nenormalu yra sėdėti ant šitų daiktų, ant šitų kėdžių, nenormalu yra pasyviai būti prie kompiuterio susilenkus visą dieną, kas dabar mūsų kasdienybė, kasdieninė duona. Visgi nenormalu yra tas nuolatinis gulėjimas ištisinis, nes, tarkim, irgi atsižvelgiant į tai, kas buvo seniau gimdymai buvo iš dalies lengvesni, dėl to, kad moteris buvo aktyvesnės, o dabar robotas siurblys, indaplovė, ten kokie langų šluotos valikliai, kur ten, tau nieko nereikia daryti iš esmės ir tu lieki sėdėti su gražia suknele ir laukti. Aš dabar tavęs klausau, Gerda, ir taip ček, žinai, tas sėdimas darbas, nejudrumas, sėdėjimas ant lovos. Tai iš tikrųjų pas mane sprendžiamas problemos yra netokios jų ir ten, kaip kiti įsivaizduoja, oho, tai tu turbūt labai rimtas problemas sprendi. Negalėčiau tai pasakyti, aš tiesiog sprendžiu žmonių tą gyvenimo kasdienybę. Tai yra, kad reikia parodyti žmonėm, kad yra normalu judėti ir tu gali tai įtraukti net į sėdėjimą, net dabar mes podcasto metu galėtume pasiražyti ar ten ant kamulio atsisėsti. Aš pati prie kompo sėdėdama visą laiką sėdžiu su klubais atvirais, ten arba užsikėlus kojas, niekada nebūna to tiesaus tokio sėdėjimo kaip dabar. Tai va tas toksai gyvenimo būdo pokytis, jisai yra svarbiausias. Tai va mes labai daug kalbam, mes ir mamo kursuose būtent apie gyvenimo būdo pokytį. Tai yra, ką tu veiki darbe, ką tu veiki namuose, ką tu veiki besiprausiant, bemiegant, kaip tu miegi ir visi šitie dalykai. Nes kaip sakau, ta valanda ar 2 per savaitę viskas tvarkoj, tu sustiprėsi, bet tikrai nepasikeis viskas, jeigu tu toliau atsisėsi ant kėdės. Ir dirbsi taip. Tai girdžiu, kad iš tikrųjų labai galima savo gyvenimo kokybę pasigerinti nėštumo metu ir paskui po gimdymo, jeigu pradedi treniruotis laiku. Taip. Ir net svarbiausia yra tai, kad nesvarbu, ar prieš tai treniravaisi, ar ne, visada yra rekomenduojama pradėti ir tikrai visos, kiek aš radau skirtingų šalių rekomendacijas, tai buvo būtent tai rašoma, kad nesvarbu, ar sportavot, ar nesportavot, ar
kiek dažnai sportavot, visada reikia pradėti. Yra tik tais gal vieninteliai atvejai, kur jau gydytojas pasakys, kad negalima dėl tam tikrų, sakykime, jau nėštumo komplikacijų arba dėl to, kad buvo labai pasikartojantis. Pavyzdžiui, jeigu labai pačioje pradžioje, tai negalima sportuoti dėl to, jeigu jau yra buvęs pasikartojantis persileidimas. Tai tada yra vienas iš tų dalykų, dėl ko negalima, o visi kiti dažniausiai dalykai yra tokie, kur, galima aptarti arba reikėtų sustoti, sakykime, sportuoti jau pačioj pabaigoj, kaip pavyzdžiui, jeigu esat nėščia su dvynukais, tuomet jau yra patariama, bet čia nėra tas griežtasis, kaip, sakykime, draudimas, bet gali būti patariama nebesportuoti po 28 savaitės. Arba jeigu yra placenta ne vietoje, tai tada irgi gali būti truputį jau vėliau nėštume, nebepatariama sportuoti, bet bendrai visi už ir jeigu nesportavot, pradėkit, sako, bandykit kažkaip tai įvesti į savo gyvenimą ir po truputį čia tas sportas nėra sportas, apie ką mes kalbam, tai nėra kažkoks treniravimasis kaip ir sako Gerda maratonui, bet nėra iš tikrųjų toks intensyvus, kaip kad būtų treniravimas maratoną ir kažkokiam tai sporto varžybom. Kai pasakom sportas, manau, daugelis galvoja, kad čia yra kažkas tokio baisaus, bet iš tikrųjų tai gal tiesiog mankšta galėtų tai vadintis, ar ne? Jo, iš tikrųjų, Ieva, aš esu pasižymėjus, kad būtinai pakalbėti apie tai, kas yra iš tikrųjų sportas. Šitą dalyką irgi dažnai sumaišo ir, kaip sakai, tie patarimai nesportuoti tam tikrų periodų, tai aš visą laiką paklausčiau ginekologės tada, o ką reiškia nesportuoti? Tai reiškia man nekilnoti svorių, nestumti rutulio, ar tai reiškia, kad man nebevaikščioti? Tai čia yra tas didžiulis toksai tarpas tarp sporto savokos ir kartais neteisingai jinai yra suprantama. Tai tarkim, kalbant apie sportą nėštumo metu, taip mano ir kursuose ir panašiai, yra labai aktyvių treniruočių, kada mes tikrai darome ir kardijo, ir jėgos treniruotės, tai viskas yra tvarkoj, tai yra mūsų raumenynai, bet tai nėra pagrindas. Pagrindas yra mankšta. Tai reiškia diafragminis kvėpavimas, dubens dugno raumenis, giluminiai pilvo preso raumenis, nugaros stiprinimas. Visi šie pratimai ir šios treniruotės, galim sakyti, tas sportas, jeigu norime pavadinti, tai yra kaip mankšta, kurią rekomenduočiau atlikti visom ir visais atvejais. Tai, tarkim, kalbant apie tavo rekomendacijas, kur pasakėjai, nuo 28 savaitės su dvynukais arba pirmasis trimestras, rekomenduočiau lygiai taip pat. Sportas, kaip aktyvaus sporto savoka, ne. Bet mankšta ir pasiruošimas tam gimdymui, tai reiškia pradėti mokytis diafragminio kvėpavimo, daryti pilvo preso pratimus lengvais gabaliukais, daryti dubens dugno pratimus, stiprinti sėdmenis lengvais gabaliukais, mums reikia, nes jeigu mes, tarkim, įsivaizduokit tuos 3 mėnesius visai nieko neveiksim ir bus tik tai pasivaikščiojimai, bet kokiu atveju mes labai daug žingsnių atgal žengsime su savo raumeninė struktūra, ne? Tiek vidinių raumenų, tiek išorinių raumenų. Tai ir tada po tų 3 mėnesių mums tada reikės nuo nulio vėl viską pradėti. Tai bent tą minimumą mums reikėtų palaikyti. Kalbant apie komplikacijas, tai tarkim, placenta žemai, kaklelis sutrumpėjęs, dar vienas iš variantų, kuris gali atsirasti nėštumo pabaigoje, tikrai yra rekomenduojama aktyvų sportą sumažinti ir aš lygiai taip pat rekomenduočiau tada jau išimti tą didžiąją sporto savoką, kaip sakant, iš savo kasdienybės. Tai reiškia ir tie patys sunkus svoriai buityje, ten nepradėti tvarkyti namų, iš tikrųjų, ką dažnai moterim patariu, visgi nėštumas turi tą laikotarpį, kada moteris pradeda sukti lizdą ir pradeda stumdyti baldus, nešioti daiktus, kraustytis ir tai, tai tarsi kaip yra dalis to nėštumo. Tikrai dar prieš šitą podcastą sėdėjau su vyru ir sakiau, žinok, reikia mums perkraustyti spintą vaiko, man atrodo, kad būtų geriau taip ir taip, dar lovytę pernešam. Žodžiu, čia yra nėštukės. Tai šitoj vietoj vėlgi jūs turite suprasti, kad jeigu jūs esate sveika nėštukė ir sportuojanti, stumdyk tą spintelę, jeigu tu žinai, kaip tai daryti. Bet jeigu tu turi tų komplikacijų, tai tada ne, jau tokių dalykų mes nebedarom, jau tada būni ta tikroji nėštukė, kur atsisėda ir laukia, kol vyras viską padarys visgi. Bet kokiu atveju tą bazinę mankštą nėštumo, tai pabrėžiu bazinę nėštumo mankštą, jinai turėtų su mumis gyventi net ir tuomet, kai yra placenta žemai, kai yra kaklelis trumpas, nes tai nekenkia,
o tik tai padeda vaisiui išlaikyti, dubens dugno išlaikyti tą patį trumpesnį kaklelį. Kaklelio, žinoma, supratimais tikrai mes nepailginsim, placentos padėties nepakeisim, bet mes galim pagerinti situaciją su savo raumeninė struktūra, kuri mus visgi prilaiko, ne, kur yra mūsų realiai kaip ir korpusas, korsetas, ant kurio mes stovim. Tai tą pamatus mes turim visą laiką laistyti, o namą statyti tik tada, kai yra galimybė. Tai ir be to, jeigu jums jau bus viena iš tų kontraindikacijų, sakykime, jau jūs tai žinosite, čia, kad nereikėtų visom prisigalvoti, kad man gal yra, tikrai nereikia, čia gal yra labiau toks kaip išsisukinėjimas nuo sporto tada jau ir nuo tos mankštos, o jeigu jums jau bus viena iš tų kontraindikacijų, tai jūs jau tikrai žinosite ir tada jau galit pagal tai atsižvelgti, bet pačiom prisigalvoti tikrai nereikia, nes tikrai manau, kad esant tokiai situacijai daug ko bijomasi, kaip sakant. Iš tikrųjų, ir dar galbūt norėčiau paminėti, kad nereikia sekti, tiesiog reikėtų savo kūną. Tai reiškia, kad kai tu jauti kažkokį nemalonumą, nepatogumą, skausmą, klausti. Tai yra pats geriausias dalykas. Nes aš kaip sakau, nėštumas neturi būti nepatogus, skausmingas ar ten kažkoks tai tragiškas laikotarpis. Nėštumas turi būti, kaip daug kur rašo, tai yra kaip moteris atsiskleidžia kaip gėlė. Taip pastorėji, taip pasikeiti, bet tam tikrą prasme tu sumoteriškėji ir tai yra labai labai unikalus ir nuostabus laikotarpis ir tikrai linkiu visom nėščiosiom jį išgyventi 100%, tai reiškia juo džiaugtis, gerėtis savo pilvu, gerėtis savo savijautą, gerėtis tuo didesniu svoriu ar patinusiom akim netgi. Ta prasme, kad tiesiog tas nėštumas jisai yra tavo vienintelis toksai unikalus. Nesvarbu, kiek jų bus, greičiausiai nebus daugiau 5-10 ten ir panašiai. Nors ir tokių yra atvejų. Aš norėčiau dar sugrįžti dar prieš nėštumą, ar ne? Nes daug mūsų bendruomenės narių turbūt yra tame etape, kai jos dar nesilaukia. Ir tarkim, yra vienas iš patarimų, ten tarkim, planuojant nėštumą, reikia gelti folio rūgštį, pavyzdžiui. Ir aš galvoju, ar galima kažką jau pradėti tame laukime, ar yra kažkokie pratimai, kuriuos galėtum Gerda rekomenduoti, arba tiesiog bendros rekomendacijos, kas liečia fizinį aktyvumą arba treniravimąsi. Jo, iš tikrųjų, prieš pastojant, tai kelis dalykus noriu pasakyti. Iš tikrųjų, pati turiu per šitiek laiko tik tai vieną klientę, kuri prieš pastojant atėjo sportuoti ir rezultatai yra wow, tikrai su jie yra labai lengva dirbti ir ją yra labai lengva nešioti 3 vaikelį, jinai dabar turi. Tai jinai man dar šiandien sako Gerda, kosmiškai didžiulis skirtumas tarp 1, 2 ir 3 nėštumo. Sako, aš galiu džiaugtis, aš galiu varinėti, lakstyti, išgyventi tą nėštumą 100%. Tai dabar pirmiausia, tai moterim galbūt trūksta šiek tiek informacijos tuo, kad ruoštis tam nėštumui reikia. Dažniausiai galvoja, kad tai yra, tiesiog įvyks ir įvyks. Pirmas dalykas, tai yra sveikas gyvenimo būdas. Tai čia yra pagrindas mūsų visų žmonių kasdienybėje. Jeigu tu gyveni sveiką gyvenimo būdą, viskas, tu jau esi pasiruošus, tu jau viskame kaip ir geram kelyje esi. Lygiai taip pat su tais vitaminais ar mityba, ar tuo pačiu sportu, jeigu užsiminėjai, tai tu jau esi gerame kelyje ir aš ten nenoriu nieko daugiau judinti ar kažką dar pasakinėti. Tai yra viskas tvarkoj. Bet jeigu tavo gyvenimo būdas yra pilnas streso, labai aktyviai gyveni, mityba neypatingai gera, nėra sporto krūvio ir tu tikrai labai daug sėdimo darbo dirbi, ar tiesiog ten pas tave paprastų pasivaikščiojimų yra, tai mano didžiausia rekomendacija būtų 3 žingsniai prieš pastojant. Tai yra mintis ir psichologinė būsena, tai paklausti, kokioje vietoje tu esi dabar kaip moteris, ar tu esi laiminga, ar jūsų santykiai poroje yra geroje būsenoje. Tai vėlgi vaikelis, kuris ateina pas jūs į organizmą, jisai pirmiausia perims jūsų psichologinę būseną, mintis, emocijas, potyrius visus, ar tu apsidžiaugsi pamačius tas 2 juosteles, ar visgi ašarą išspausi. Visą tai vaikelis visgi jaučia. Tai pirma būtų mintis ir psichologinė būsena.
Antra būtų mityba, tai reiškia, mes savo kūną turime paruošti iš vidaus su vitaminais, mineralais, išvalyti žarnyną, kad nebūtų jame, taip sakant, šlamšto, tais pačiais vitaminais, va, kaip minėjo Giedrė, folio rūgštis, ar ne. Ir trečia yra aktyvus gyvenimo būdas, tai sportas, judėjimas, nesvarbu koks, tai gali būti važinėjimas dviračių, jodinėjimas, plaukimas, visa tai, kas jums patinka ir nekelia streso. Tai pagrinde, ką aš linkėčiau visom prieš pastojant, tai gyventi tokį gyvenimą, kur būtų kuo mažiau streso. Nes net ir sportas, tas pats aktyvus sportas, tarkim, pasimčiau aš dabar jodinėjimą su žirgu prieš pastojant, tai tikrai stresuočiau, man būtų baisu, ten nukrisčiau, susižaločiau ir panašiai, ne? Bet tai tarsi tu ruoštumai su sportu. Bet tai man sukeltų stresą, tai yra į neigiamą pusę. Tai jūsų tikslas būtų tam tikrą sportą pasirinkti, kuris būtų jums psichologiniai tai būsenai, tam pirmam punktui visgi padėtų. Kitas dalykas, tai yra su aktyviu gyvenimo būdu, prieš pastojant, jūs galite paruošti savo nugarą, tai reiškia nepradėti mokytis nėštumo metu taisyklingos laikysenos ar ten pilvo sienos laikysenos. Visą tai galite padaryti prieš nėštumą, nes nepamirškim, kad pastojus yra tie pirmi 3 mėnesiai. Kaip man ir nutiko su ta klientė, ne? Jinai atėjo pas mane pakankamai kreivom kojom, kreivos čiurnos, nemokėjo išlaikyti savo nugaros, pilvo raumenys buvo silpni. Mes viską susitvarkėm, visa puikiai laikysena įgijo prasmę, įgijo tą visą tvirtumą savo organizme. Ir tada, kai pastojo, jinai pirmus 3 mėnesius atšaukinėjo treniruotės nuolatos, nes jai tiesiog buvo pykinimai, silpnumai ir tuo metu mes sportuoti jau nebegalime. Jinai atliko toliau diafragminį kvėpavimą, dubens dugno pratimus, ten tuos bazinius dalykus jinai atliko, tačiau 3 mėnesius jinai negalėjo nieko daryti. O antras trimestras jau visgi yra pilvukas. Tai mes jau pilvo sienos daug nebepaliesim, jau laikyseną tvarkysimės, bet labai minimaliai, jau nebus didelių pokyčių, ką jūs galite padaryti prieš pastojant. Tai tiesiog reikėtų turbūt, aš manau, atsakyti savo į pirmus tos klausimus, koks yra tavo gyvenimo būdas ir kokia yra tavo fizinė savijauta. Ir jeigu nors į vieną yra atsakymas ne, tai pradėti nuo 1, pereiti prie 2, pereiti prie 3 ir tada planuoti nėštumą. Nes mes, kaip sakau, nėštumą, jeigu eisim kuo sveikesnė moteris, tos sveikesnis vaikelis, tai turbūt man pritarsit. Tikrai taip. Ir mes Vaisingumo šaknų paskyroje, Instagramo ir Facebook'e visur taip pat dalinamės patarimais, kaip pasiruošti, nes kadangi kalbame apie moteris, kurios, jau tikrai ruošiasi nėštumui, tai tada galima daugiau ir tų visų kitų pokyčių įdėti, taip pat ir mitybą, ir tą sportą patį įdėti, ir susireguliuoti savo visus stresus, emocinę sveikatą. Tai labai visą laiką taip pat tai pabrėžiame ir kviečiame nuvykti, pasižiūrėti Vaisingumo šaknų profilį, gal rasit kažkokios tai naujos informacijos. Aš trumpai dar iš tikrųjų labai apsidžiaugiu, kai radau jūsų profilį, dėl to, kad daug yra informacijos apie nėštumą, apie gimdymą, apie ten tą laikotarpį po gimdymo, daug apie vaikus yra. Bet labai trūko tos informacijos apie vaisingumą iš tikrųjų ir tą pasiruošimą pastojimui, tai aš labai tikiuosi, kad jūs toliau važiuosit, nepaleisit šito projekto ir skleisit žinią moteriam, kad visgi tas pasiruošimas nėštumui, jisai yra reikalingas dėl mūsų kasdieninio gyvenimo dabartinio. Tikrai taip ir malonu, kad tai susilaukia tokio gero atsako šitas projektas, sakykime. Man tai kaip ir viskas makes sense, tai ką Gerda pasakoja apie mitybą, sveiką gyvenimo būdą, sportą ir taip toliau. Bet vienas dalykas, kurį aš skaičiau viename straipsnėje, tai yra tai, kad perdėtas treniravimasis gali netgi pabloginti vaisingumą. Tarkim, vyrai, kurie važiuoja dviračių daugiau nei 5 valandas per savaitę, buvo pastebėta, kad jų yra mažesni vaisingumo rodikliai. Arba moteris, kurios treniruojasi, daro tokius kardio pratimus, treniruojasi 4 valandas per savaitę arba daugiau, irgi net, man atrodo, 40% buvo sumažėjęs jų vaisingumas. Tai nežinau, kaip čia
Kaip čia tie du dalykai susiveda, tai ar sportas gerai, ar blogai? Tai čia Truputį galiu aš klausimai. pasakyti apie tos mokslinius tyrimus. Tai pirmiausia, pradėkim nuo to, kad dėl vyrų važinėjimo dviračių čia manau, kad yra labiau apie patį sėdėjimą ant dviračio ir nešiojimą aptemptus rūbus, nes tai tokį ilgą laiką tai darant gali būti susiję. Tai būtent dėl to dviratininkai kaip šita sporto šaka yra tikrai moksliniai tyrimai, kad jie yra labiau linkę į tam tikrus sutrikimus, bet tai dažniausiai yra atstatoma. Dažnai, kas yra su vyrais, su spermatozoidų kokybė, tai būna atstatoma. Tai nereikia tikrai pergyventi dėl tų aptemptų kelnių nešiojimo arba kad ir karštoji vonioji buvimo, dažnai daug kas to prisibijo, tai yra dažniausiai atstatoma. Žinoma, jeigu tai darot kiekvieną dieną, ten sakot, labai karštoji vonioji džekuzi būna, tai tada gali ir aišku ilgiau prasitęsti šitas dalykas, bet bendrai tai čia ne apie patį sportą kalbant šitas, aš manau, apie dviratininkus buvo. O dėl moterų ir dėl 4 valandų ar daugiau kardio, tai iš tikrųjų tai yra jau labai daug kardio. Ir jeigu čia kalbam būtent apie, pavyzdžiui, intensyvų treniravimąsi, tai aš net nemanau, kad treneriai tiek rekomenduoja. Bendrai, jeigu nėra kažko siekiama kažkokio tai labai didelio tikslo arba tai nėra ruošiamasi kažkokiom varžybom, ar taip Gerda? Taip, tai vat galėčiau tikrai pridurti, kad čia vėlgi kalbam apie tą patį stresą. Bendrai, iš tikrųjų, vat, ir tas prieš pastojimą laikotarpis ir nėštumo laikotarpis, realiai galėčiau piramidės viršūnėje nubrėžti žodį stresas ir iš kur kyla visos problemos. Ne? Tai tas pats sportas, kuomet yra jo per daug, jisai yra netinkamas žmogaus organizmui, tai yra tie patys kardio, ar tas važinėjimas su dviračiu ir jo yra per daug gerokai. Ir tarkim, jums skauda raumenis kiekvieną dieną po tų treniruočių, jums yra didžiulis nuovargis po treniruočių, nėra malonumo po treniruočių, ar ne? Tai aišku, yra labai smagu, jūsų raumenis gražėja, taip sakant, atsiranda ten pilvapras ir taip toliau, tačiau organizmui bet kokio atveju tai yra tam tikras šokas ir stresas. Ką mūsų organizmas daro streso metu? Jisai užsidaro. Tai tas yra labai svarbu suvokti, kad realiai jums reikia panaikinti bet kokius tai stresorius. Ir sportas yra vienas iš tų niuansų, kad jums sportas turi tapti kaip malonumas ir kaip energijos suteikimas. Tarkim, po nėščių treniruočių, kurias mes atliekame, tai kaip ir mano klientas minė, tai yra kaip, tu gauni dar daugiau energijos. Tu tingi ateiti treniruotę, tai yra tikrai dažnas variantas, bet po treniruotės tu gauni daugiau energijos. Tai tą svarbu suvokti, kad sportas neturi atimti energiją, jeigu jūs planuojate šiuos rimtus dalykus. Tai lygiai taip pat ir vyram tas pats galioja ir su vaisingumu, lygiai taip pat ir moterim tas galioja su vaisingumu ir bendrai tuo fiziniu kūno pasiruošimu. Ir bendrai apie mokslinius tyrimus ir nes tikrai randant tokius dalykus, kur atrodo tikrai pagrįstuose šaltiniuose, atrodo, gali išgąsdinti ir tada gali norėti visiškai nebejudėti ir gulėti tik tais atsigulus ant savo sofos. Bet iš tikrųjų tai labai nėra visi moksliniai tyrimai tokie jau 100% teisingi ir kartais, kas būna parašyta, pavyzdžiui, ten darė kardio 4 valandas ar daugiau, tai čia yra net nežinoma, kokio intensyvumo tai buvo. Ir gal tos moteris tiesiog ir buvo atrinktos tokios, kurios kažkur ruošiasi. Nes bendrai, žiūrint į rekomendacijas pasaulinės sveikatos organizacijos, sakykime, taip pat bendrai visiems žmonėms, čia ne tik nėščiosioms, yra rekomendacija vidutinio intensyvumo fizinės veiklos 5 kartus per savaitę po 30 minučių. Tai gaunasi 2,5 valandos. Tai tikrai ne 4 valandos. Čia aišku minimumas, bet tiek yra rekomenduojama. Tai nėščiosioms būtent tas vidutinis intensyvumas ir šitos 30 minučių 5 kartus per savaitę irgi, kiek mačiau, yra rekomenduojama. Ir kas yra tas vidutinis intensyvumas, tai būtent ir būtų kažkoks truputį gal žvalesnis vaikščiojimas, darželio ravėjimas, žaidimas su vaikais ar gyvūnėliais, toks, kur tu neuždūsti. Ir kaip Gerda pasakoja, kad nebūtų streso organizmui, nes jeigu mes jau uždūstam, kaip sakant, tai tada jau yra toks stresas. Bet jeigu yra rekomenduojamas kažkoks truputį intensyvesnis kartais arba labiau patinka intensyvesnis judėjimas
kuris būtų ten ir tas pats bėgiojimas, tada jau tas mūsų, kaip suprantamas, kardio, ar ne? Tai jo rekomenduoja iš karto žymiai mažiau, tai rekomenduoja 75 minutes per savaitę, kas gali būti padalinama į 3 kartus po 25 minutes. Kas, nemanau, kad žmonės, bet koks žmogus tai vardintų kaip per daug intensyvų sportavimą. O rekomendacijos yra tokios ir tikrai nėra rekomenduojama intensyviai treniruotis ir netgi dėl paties vaisingumo yra patariama moteriams, kurios yra profesionalios sportininkės, truputį nutraukti šitą veiklą, nes žinoma, dažnai dėl to ir būna sutrikimų su vaisingumu, jeigu būna. Tai čia ir aš įeinu į šitą kategoriją su pirmu savo nėštumu, nes iš tikrųjų su pirmu nėštumu aš vesdavau po 20-25 treniruotės per savaitę ir tai buvo grupinės treniruotės, asmeninės treniruotės, tai asmeninės tikrai mažiau intensyvumo, bet grupinėse tu pilnai išgyveni visą treniruotę kaip ir visi kiti žmonės, tik kad jie ateina vieną kartą, o tu padarai, pavyzdžiui, 5 iš eilės. Tai yra stepai, svareliai, gumos, kardio, šokinėjimai, šokiai ir taip toliau. Tai pas mane buvo intensyvumas be galo didelis, tikrai labai puikų ir gražų kūną turėjau su six-packu, viskas labai gražu ir tvarkoja, bet automatiškai mano pastojimas išsitempė iki metų laiko ir lygiai taip pat dirbau su vaisingumo dalimi, Kreitono modeliu, ar ne, tai man tą patį pasakė, stop, ramiai, kvepuok, mažiau treniruočių, bet kokiu atveju, kad ir kaip aš gebu tas treniruotės atlaikyti, bet aš būdavau tikrai pavargus. Tai būdavo jau mano streso lygis, tai reiškia, mano organizmas jau negeba priimti vaisiaus tuo metu, dėl to, kad tai yra nesaugi aplinka vaisiui. Tai yra stresinė aplinka. Tai va, tai Gerda yra netgi tai patyrusi iš savo pusės ir puikiai žino, kuo skiriasi tas profesionalus, sakykime, sportavimas ir per daug intensyvus sportavimas nuo tiesiog mankštos ir ji tada jau gali ir visą tą kursą pagal tai ir parengia. Taip, tikrai ir tam kursą, Ieva, kaip tu minėjai visas rekomendacijas vadų kardio, kad ten 75 minutės. Tai būtent taip ir išdėliotas yra kursas merginom nėštumo metu ir po gimdymo metu, kad ten yra intensyvių treniruočių ir nereikia išsigąsti ten to treniruočių uždusimo, kur yra rekomendacijos, iki kiek gali pakilti pulsas, dėl to, kad ten yra viskas limituota laike ir mes ten 4 valandas nesimankštinsim. Tikrai nevarysim kardio 4 valandas. Tai va čia ir yra didžiulis skirtumas, kaip sakau, iš tikrųjų tiesiog paklausk savęs, kas tau yra sportas ir ką tau tas sportas atneš. Ar tai yra sveikatingumas, ar tai yra visgi fitnesas. Ir turi atsirinkti tam tikras dalis pagal tam tikrą laikotarpį. Jeigu planuoji pastoti ir esi nėščia, tai turi keliauti visgi tą sveikatingumą ir mankštų sportą. O jeigu neplanuoji ir viskas yra tvarkoje, tai kaip ir Ieva ir Giedrė minėjo, kad jūs galite susitvarkyti viską, ką prisidirba, taip sakant, ar ten tiesiog pagal savo gyvenimo būdą pokyčius padaryti. Ir jūs galite lankyti ir fitnesą, ir dviračių važinėti 5 valandas ir visą kitą. Jeigu jums tai neša laimę, jums tai yra viskas gerai. Bet tiesiog planuojant nėštumą yra kitos potėmės. Man, Gerda, tavęs beklausant, aš supratau, kad aš esu visiškai kitoj, kaip čia spektro pusėj, ar ne? Ir galvoju, gal aš ne viena šiam pasauliu, kuri truputį prisitingi, ten geriau gal ant sofos paguli ir taip toliau. Ir galvoju, jau šio pokalbio metu suprantu, kad reikės kažką keisti, bet galvoju, jeigu yra tokių daugiau mūsų besiklausančių, tai nuo ko visgi pradėti, kaip čia pasakyti, tinginį išvaryti, susimotivuoti ir nuo ko visgi pradėti, kad ta pradžia nebūtų tokia sunki, kad tiesiog vėl rankas nuleistum ir galvodam, geriau nieko nedarysiu. Tai, žinok, tiesą sakant, aš pati labai ilgai ieškojau atsakymą šitą klausimą klientam, nes tikrai daug kas susiduria su tuo, kad kaip ir norėtų ir žino, ir tarkim tą informaciją turi, kad, reikia daryti, reikia, nenori, kažkaip taip ir trūksta. Laiko nėra ir panašiai. Laiko visą laiką yra, kai yra noro. Tai mano pagrindinis atsakymas iš tikrųjų yra žmogus. Ir visose psichologinėse knygose rasite atsakymą, kad visgi bendruomenė kuria mūsų motivaciją, kuria mūsų psichologinę gerovę ir laimę. Ir tol, kol mes nerasime ir tam pačiam sporte ar kažkokioj tai veikloje, nesvarbu ar būrelį kažkokį tai lankysite, yra svarbus žmogus. Dar kaip tik irgi neseniai kalbėjom, kad su vyru
jisai vaikystėje nuėjo lengvąją atletiką, jam nepatiko tas sportas, bet jam patiko bendruomenė. Ir dėl to jisai liko ir jisai pamilo lengvąją atletiką. Tai va tas ir yra, kad mums pirmiausia yra svarbus žmogus. Tai aš manau, Giedrė, mano pirmoji rekomendacija yra atrasti žmogų, su kuriuo tu nori dirbti. Tai gali būti tavo draugė, tavo vyras, tavo, nežinau, galbūt kita pažįstama susirasti Facebook'e, kas dabar yra labai realu, draugė, kuri irgi planuotų pastojimą ir jūs kartu kažkaip tai užsimotyvuotume tą daryti kartu. Arba tai gali būti treneris. Pavyzdžiui, treneris, kuris tau teikia malonumą, kalbėjime, motyvaciją, galbūt tau ten tie patys vaizdo įrašai teikia malonumą. Tiesiog atrasti, kas tau pirmiausia teikia tą tokį lengvą malonumą ir tu kažkokį tai ryšį su tuo turi, tai yra bendruomenė. Tarkim, mes ir Mama LT, tai visos merginos, kurios sportuoja su kursais, yra bendruomenė, kurioje jos keliasi selfius, dalinasi įspūdžiais iš treniruočių, kažkam kažkas pavyksta, kažkas nepavyksta, ar kažkokią tai įrangą pasidalina, kur pirkti. Ir tada tas sukuria motyvaciją atlikti tam tikrus veiksmus. Nes rasti motyvacijos įsijungti vaizdo įrašą ir padaryti treniruotę, tikrai yra sunku. Net ir man būtų sunku tai padaryti. Bet kai žinai, kad tavęs laukia kažkas, kol tu įkelsi nuotrauką, tada tu randi motyvacijos. Tai va čia ir toksai mano patarimas būtų tai rasti tą bendruomenę, tą grupę, tą pašaukimą su kitu žmogum, partnerystę kažkokią, tai kuri tau sukurtų motyvaciją. O tada, žinoma, pradėti mažais žingsniais. Nešokti iš karto nuo tramplino, o mažais žingsniais pradėti sportuoti. Manau, kad labai gerai čia viską parekomendavo. Kaip tau, Giedrė? Atsirado gal motyvacija? Man tai iš tikrųjų geniali atrodo mintis, Gerda, kad susirasti bendruomenę, susirasti tą tokį kitą žmogų, kuriam tu turi tarsi atsiskaityti, bet tuo pačiu ir gali padėti užmotyvuoti vienas kitą. Aš pati savo kailiu patyriau tai, kai ėjau į jogą, nes tai irgi buvo truputėlį tokia bendruomenė ir buvo žymiai lengviau prisiversti. Būdavo sunku, bet aš prisiversdavau nueiti, nes tarsi turėjau tokį kažkokią atskaitos tašką, kad susitiks su tais pačiais žmonėm, ar ne, tokį testinumą tada galėjai palaikyti, nei šiaip vienas pats, kur niekam nereikia atsiskaityti, tada darai, nedarai, ten toks kaip papuola gaunasi. Taip, ir aš manau, kad būtent vienas iš tų variantų, kaip ir Gerda minėjo, būtų Gerdos kursai Master Mama LT, kur galima gauti, nes kartais galima pasiklysti tarp tų visų video, jeigu sportuojama namuose, kaip šiuo, pavyzdžiui, karantino metu. Ir kuri čia ta joga, ar kuris čia tas pratimų rinkinys yra tinkamas, kuris netinkamas, tai būtent nuėjus į Master Mama LT galite užsisakyti vieną iš Gerdos vedamų kursų, kur jinai ne tik viską pristato visas svarbias temas nėštumo metu, kažkiek, kurias ir mes jau čia apkalbėjome ir žymiai daugiau. Ten yra tarsi paskaitos ir taip pat yra parodyti visi pratimai, kaip taisyklingai juos atlikti. Ir žinoma, kaip ir Gerda minėjo, yra bendruomenė visiems, kas dalyvauja šiuose kursuose, kur galima pasidalinti, išsiaiškinti daugiau, jeigu kažkas neaišku, bei yra visada Gerdos kontaktai, visada galima susisiekti su Gerda ir net yra, man atrodo, visose pirmoji treniruotė, gal čia pirmoji konsultacija, pokalbis taip su Gerda, visur įskaičiuotas, kur ir jums taip pat jį ir padės gal nuo ko pradėti ir jūsų konkrečioje situacijoje, kas aktualu. Taip. Taip. Ir ką dar noriu paminėti su bendruomenė, iš tikrųjų dabar šią savaitę mes pradėjom labai fainą iššūkį su merginom visos, kurios turi kursą. Tai visos turi įsikelti 3 nuotraukas per savaitę per treniruotės, kurias daro ir parašyti tam tikrą komentarą, kaip jaučiasi ir panašiai. Ir darom motyvacinės tokius laimėjimus. Aš į kiekvieną tą žinutę atrašau, tai žinokit, wow, merginos tikrai daro ir selfius įkelia ir tikrai yra aktyvumas tame. Tai kaip ir man po to viena asmeniškai parašė, sako, labai fainai tas iššūkis, nes tada tu kaip ir įsipareigoji jau dalyvauti jame. Tai toks labai smagus dalykas. Tikrai aktyvi, gyva bendruomenė tuomet ir labai tai padeda, manau. Ir be to vienas svarbus dalykas, kad ten patirties jokios nereikia.
Tai galite eiti, nesvarbu, ar esat prieš tai sportavę, ar nesportavę, tikrai visiems ten tinka, taip Gerda? Taip, tikrai taip. Taip, tai čia to bijoti nereikia. Ir aš pati net išbandžiau vieną iš Gerdos kursų, tai galiu pasakyti, kad ir aš daug naujų dalykų išmokau ir man labai patiko. Tai galima nebūtinai, kai jau esate nėščios, galima ir anksčiau pradėti ruoštis ir aš manau, kad tai netgi yra labiau sveikintina. Aš prisimenu, kad mano mama visada sakydavo, kai aš klausdavau apie nėštumą, kai buvau dar maža ir sakydavau, tai toks baisus dalykas, kaip čia reikia išgyventi, kaip čia baisu, tas pilvas toks didelis, čia taip sunku, nes aš taip pat mačiau, kaip mano mama buvo nėščia su mano sese ir koks tas pilvas buvo ir taip atrodo toks baisus dalykas man pasirodė. Tai aš sakydavau, taigi, o kitos taip skundžiasi, mano mamai viskas buvo kažkaip lengvai, bet kitos vis aš girdėdavau, kad va teto sako, tai čia buvo sunku, dar kažkas, tai mano mama sakydavo, jeigu nori, kad būtų nesunku, reikia visą laiką pilvo presą treniruoti. Aš tai visą laiką, sako, sportavau, va dėl to man ir buvo gal ir nesunku, gal dėl to. Nu, jinai tokį kaip ir turėjo, kaip ir spėliojama, gal aš nežinau, gal į kažkur skaitė, bet man visada tą buvo pasakius ir aš tai kažkaip įsiminiau. Kad va reikia pilvo presą treniruoti, nėštumui, jie nori, kad nebūtų sunku. Geras. Iš tikrųjų, aš netgi rašiau ir straipsnį ir mes vis pakalbam, kad vienas iš nėštumo mitų yra, kad negalima nieko daryti su pilvo presu. Tu turi nieko neliesti, gink dieve, nepajudėti su tuo pilvu. Tai, o ne, tikrai taip. Pagrindinis dalykas, kurį mes treniruojam, yra pilvo presas. Taip, pilvas ir labiausiai pasikeičia, ne, kiek ten reikia išlaikyti visko. Taip, tikrai taip. Tai va, visa tai bus taip pat Gerdos kursuose ir dabar jie visi turi nuolaidą. Dar yra nuolaida, taip, bendroji. Taip. Tai va, tai dar kol kas yra bendroji nuolaida, o prie tos bendrosios nuolaidos su specialiu mūsų kodu Vaisinga 10 gausite papildomą 10% nuolaidą. Tai šiuo metu tikrai yra geras variantas užsisakyti ir, na, išsirinkti iš tikrųjų savo geriausią kursą, nes ten tų kursų yra didelis pasirinkimas. Taip, teisingai, labai fainai, Ieva, kad pasakai, kad tu sportuoji, iš tikrųjų net nepagalvojau, taigi dar tu rašies tik tai tą etapą ateiti ir jau sportuoji su tuo kursu, tai aš tikiu, kad tau bus labai naudinga pačiai turėti jau tą informaciją, kaip reikės elgtis nėštumo metu ar ką daryti jau dabar. Ir turbūt galėtum patvirtinti, kad net ir dabar yra ką veikti su tuo nėštumu treniruotėm. Ar taip? Tikrai taip. Ir daug tokių dalykų, kur aš net nepagalvodavau. Aš noriu pasidalinti vienu tokiu, kur man labai patiko. Tai toks, gal čia nežinau, kiek čia su to nėštumu susiję, bet man tiesiog bendrai buvo labai įdomus apie mūsų pėdų judrumą. Ir ten Gerda pasakoja apie tai, kad mes turime mokėti pėdas judinti, pėdų pirštus, viską atskirai, kaip mes esam su rankomis įpratę judinti. O kas iš tikrųjų gali padaryti taip, kaip padedate pėdas ir paimti, pakelti atskirai nykščius ir atskirai visus kitus pirštus. Tai pavyzdžiui, man čia buvo toks šokas ir toks iššūkis, man nepavyksta padaryti. Kaip tai įmanoma, galvoju, eik tu savo, žiūriu, Gerda rodo video, paprasčiausiai išeina, tai tokia dar papildoma motivacija užsidėjo. Galvoju, kaip čia taip gali būti, tikrai niekada nebandžiau. Geras, tikrai. Jo. O aš dar norėjau paklausti, ar yra būtinos kažkokios tai priemonės, ar galima sportuoti tiesiog, kaip čia pasakyti, užsidėti sportinę aprangą ir sportuoti, ar reikia kažkokių tai dar papildomų atributų šitam būtent treniravimui? Tai vienintelį dalyką, ką tikrai reikėtų įsigyti, tai jeigu jau keliaujam su tuo miofascialinio atpalaidavimo makso kurse, kuris įeina, kaip sakė, apie pėdas, pėdų valavimai, atpalaidavimai, raumenų įtampų, kas yra labai aktualu nėštumo metu, tai reikėtų bolo ir kamuoliuko. Tai juos irgi rasite pačiam kurse ir nuorodas, kur galite įsigyti ten. Tiesiog aš įmetu nuorodas, kurios parodo, koks tai yra produktas, o įsigyti gali bet kur patogu. Ir gimnastinį kaimą. Visa kita, kilimėlis gali būti pačiu kilimu arba dekiu, svareliai gali būti vandens buteliukai, tempimo gumos gali būti jūsų rankšluostis, kelnės ar bet kokia kita medžiaga. Tai žodžiu, aš stengiuosi pritaikyti kiek įmanoma labiau už buities daiktus, kad žmogus namuose galėtų naudoti savo daiktus. Bet kamuolį ir balavimo priemonės jau reikėtų įsigyti, nes
kamuolį greičiausiai naudosite ir gimdymo metu, ir su vaikeliu tikrai naudingas dalykas, o valavimas, aš kaip sakau, turėtų tapti mūsų kasdienybė. Šiaip vietoj tų buteliukų su vandeniu gali būti labai gražus svareliai, galite įsigyti, ne? Ar ten gumas galite gražiai įsigyti. Čia kas kaip mėgsta, gali pasidaryti sporto salę namuose arba gali tiesiog naudoti namų įrangą. Jūsų beklausydama aš pati labai susimotyvavau ir manau, gal irgi pasinaudosiu šią akciją, šią nuolaidą. Bet galvoju, mes kalbėjome apie tai, kad galbūt pabaigoje Gerda galėsi parodyti kažkokių pratimų, nuo kuriuos jau galima dabar būtų pradėti. Tai galbūt, kad parodyti reikėtų čia man viską išstumdyti, tai trumpai aš gal tik tai paminėsiu pagrindinius pratimus, kuriuos rekomenduočiau daryti besiruošiant nėštumui arba nėštumo pradžioje. Tai va tie pratimai baziniai, kuriuos aš sakau, kaip gali daryti kiekviena moteris ir besiruošiant ir su tuo pačiu pykinimu ir panašiai. Tai yra dubens dugno pratimai, tai yra Kėgelio, turbūt jau yra daugeliu moterų žinomi. Vienintelis dalykas, ką noriu jau paminėti ir dabar suteikti informacijos, kad Kėgelį mes ne tik įtraukinėjom, bet mokomės ir atpalaiduoti, nes visgi yra jau klaidingas toksai konceptas, kad mes mokomės tik įtraukti ir tada nueinam į gimdymą su pertemptu raumeniu, tai yra, kai jau sukietėjęs raumuo yra. Tai paprasčiausiai daug mes dėmesio skiriam nėštumo metu sustiprinti tą raumenį, bet tuo pačiu yra mokytis atpalaiduoti, kad gimdymo metu mums nebūtų problemų jį paleisti, taip sakant. Ne? Tai šiti gero tonuso dubens dugno raumenys sumažina persileidimo tikimybę tiek nėštumo pradžioje, tiek vėliau. Tai tiesiog būtina dubens dugno pratimus atlikti. Antra, tai tikrai rasite ir pas mane Instagrame ir galbūt jų vaisingumo šaknis kažkiek dalinasi, tai diafragminis kvėpavimas. Tai diafragminis kvėpavimas man iš tikrųjų buvo atradimas su mano pirmoju nėštumu, su tais mokslais, kuriuos pabaigiau. Tai reiškia dirbti su savo pilvo siena, su tuo pačiu šonkauliiniu kvėpavimu, pilviniu kvėpavimu, pajungti pilvo apačią. Tai galbūt būtent šitą pratimą aš galiu trumpai parodyti su savo didžiuliu pilvu, kur labai matosi ir lengva padaryti. Tai yra diafragminis kvėpavimas, kada mes iškvepiant suimam pilvo presą, ir užtraukiam, čia iš karto matosi juostelės, ir įkvepiant mes mokomės visiškai atpalaiduoti pilvo sieną, kad būtų elastingas raumuo, o ne visą laiką pertemptas, nes dažnai nėštukės bevaikščiodamos jos įtraukia pilvą ir laiko pertemptą jį. Arba priešingai, jeigu jis atpalaiduotas ir kažką kelia, gali išsprogdinti raumenį. Tai va šitas kvėpavimas, jis stiprina pilvo sienos raumenis, iškvėpimas, įkvėpimas. Tai lygiai taip pat ir jūs merginos, kurios neturit pilvų, tą patį galite mokytis jau dabar ir daryti. Tai tikrai yra labai labai smagus pratimas, nes jisai pagerina ir medžiagų apykaitą, ir deguonį į organizmą neša ir ruošia jūsų pilvo sieną tam dideliam pilvui, taip sakant. Toliau yra trečias patarimas, yra nugaros ir viršutinės dalies pratimai. Tai reiškia, kad mes ruošiam savo nugaros raumenis, laikyseną tą pačią. Mano pačios logotipas netgi yra karūna. Tai būtent dėl laikysenos, nes viskas prasideda nuo to, kaip mes sėdim, kaip mes stovim, kaip mes laikom tos pačius pečius. Čia jau norisi taisytis. Tikrai taip. Jo, nes iš tikrųjų labai daug kas susideda tai, kad mes susigūžę būnam, nes jeigu mes susigūžam, tai tada mūsų deguonies pernešimas yra visai kitoks, mes negalim diafragmą kvėpuoti, tada pilvo siena neveikia, sėdmenys yra spaudžiami ir ta visa grandinė eina realiai iš laikysenos. Tai būtent toksai mano patarimas, šiuos raumenis reikėtų tikrai stiprinti dar prieš pastojant, kad tiesiog nėštumo metu jums nebūtų iššūkio tvarkytis nugaros laikyseną. Tuomet ketvirtas būtų pratimas, tai yra dubens lankstumas ir stiprinimas. Tai vėlgi daugelis merginų tikrai daro daug pritūpimų ir daug tokių pratimų, kur gražina užpakaliuką. Tai viskas yra tvarkoj, tačiau reikalingas nėštumo metu kaulų paslankumas, sąnarių paslankumas, taip sakant, išlis, tai ir lankstumą dubenyje gerinti, ir dubens raumenų pratimus daryti ne tik, kad gražinti užpakalio formą, bet ir stiprinti giluminius iš vidaus raumenis.
Tai būtų šitie dalykai. Ir čia toksai, nežinau, ar pratimas ar nepratimas kaip treniruotė, bet aš visą laiką įtraukiu ir sakau, tai yra meditacija. Meditacija šiai dienai po truputį vis aiškesnis žodis tampa, galbūt čia atskira potėme kalbėti turbūt ateityje daugiau, bet tiek savo kurse, tiek savo klientams stengiuosi įtraukti šias treniruotes, tai reiškia medituoti ir mokėti atpalaiduoti sąmoningai savo raumenis, atpalaiduoti sąmoningai savo mintis, nes tik tuomet, kai mes esam sveiki čia, tada mes galim daryti kažkokius tai išorinius veiksmus. Tai tiesiog reikia nepamiršti, kad bet kokiu atveju visos treniruotės prasideda nuo mūsų minčių. Tai būtų tokie 5 patarimai mano prieš pastojant, kad šie 5 pratimai būtų dengiami tiesiog. Ačiū labai už rekomendacijas, Gerda. Taip, tikrai buvo smagu turėti tokį sąrašą pabaigoje, kuriuos dabar jau galim eiti ir pritaikyti iš karto. O visos nuorodos į Master Mama LT ir taip pat vaisingumo šaknis yra po įrašu, tai jeigu norit, galit eiti ir iš karto apžiūrėti viską, kas jūs domina. Ačiū, Gerda, labai už pokalbį, buvo labai įdomu ir labai motyvuojantis. Ačiū Jums, kad pasikvietėt, kad davėt galimybę suteikti informacijos daugiau pasauliui. Na, visiems žiūrėjusiems ir klausiusiems mūsų ačiū, kad išklausėte iki galo. Ačiū už palaikymą ir iki kitų kartų. Iki. Ate.